Milijonai žmonių mūsų planetoje neturi gėlo vandens, neturi švaraus vandens. Ir iš tiesų, vandens problema yra viena opiausių, kalbant apie ekologiją. Mūsų jūros yra užterštos, Baltijos jūra apskritai, vadinama mirštančia jūra. Ten yra daug negyvų plotų, milžiniškos banginių savižudybės, milžiniški plastiko salos prilygstančios žemynam plūduriuojantis vandenynuose. Ir upės, kalnų upės, kurios nemaitina slėnių, kuriuose gyvena žmonės. Žmogus per parą mūsų klimato sąlygomis suvartoja 2,5–4 litrus vandens, o per 70 gyvenimo metų 70 tonų vandens. Pirmieji vandentiekio vamzdžiai buvo mediniai ir dažniausiai buvo gaminami iš pušų. Šitie vamzdžiai buvo naudojami Vilniuje. Vandenį į namus šiais vamzdžiais gaudavo 26 gyventojai, čia 1666 metais. Tai va, o į turtingesnių žmonių namus vanduo tekėdavo jau net ąžuoliniais vamzdžiais. Šitas vamzdis buvo rastas prezidentūros kieme. Vilniečiai geriamą vandenį gauna iš požeminių gręžinių. Gręžiniai yra 40–180 metrų gylio. Tai yra požeminis vanduo, jis yra apsaugotas nuo išorinės taršos, todėl jisai yra labai kokybiškas vanduo. Čia yra gręžinio maketas, kaip vanduo iš požemių išpumpuojamas į paviršių ir paduodamas į vandens gerinimo sistemą. Ir tada paruošiamas vanduo ir jau patenka gyventojams. Gręžtiniuose šuliniuose niekada neturi ir nebūna nitratų ir nitritų, todėl kad ten yra giliai amonis, redukuota forma ir nėra sąlyčio su deguonimi, todėl amonis nesioksiduoja iki nitritų ir nitratų, kurie yra pavojingi ypač mažiems kūdikiams. Tai tuo yra labai gerai požeminis vanduo. Toliau taršos išorinės požeminėme vandenyje nėra, kadangi jisai giliai. Šulinys, jeigu nėra šalia tualetų ir tręšiamų laukų, tai ir šulinys yra gerai, bet nuo tualetų vėl mikrobiologinė tarša, paskui amonis, nitritai, o nuo tręšiamų laukų nitratai, o ypač labai pavojinga mažiems kūdikiams. Požeminis vanduo yra vertybė, Lietuvai pati gamta padovanojo didžiulį nacionalinį turtą amžinam naudojimui, kuris kaip ir kitos naudingos iškasenos saugomos valstybės. Tam, kad užtikrinti vandens kokybę, laboratorija kasdieną atlieka geriamo vandens tyrimus. Nors Lietuvos ir Vilniaus požeminis vanduo yra labai geros kokybės, tačiau jame yra ištirpusių geležies ir mangano medžiagų, kurios tiesioginio poveikio žmogaus sveikatai neturi, tačiau dėl netirpių jų junginių susidaro nemaloni vandens spalva, vanduo nusidažo rudai nuo geležies arba juodai nuo mangano, taip pat nemalonus metalinis skonis. Dėl šių priežasčių vanduo yra valomas. Yra įdiegtos vandens ruošimo technologijos, kurių metu yra pašalinamas geležis ir manganas iš vandens. Vanduo iš gręžinių patenka pirmiausia į aeracijos įrenginį, kur vanduo prisotinamas deguonimi ir tirpus geležies ir mangano junginiai virsta netirpiais
ir per 3 smėlio filtrus nufiltruojami geležies ir mangano junginiai, tada išvalytas vanduo patenka į rezervuarą ir iš rezervuaro jau paduodamas vartotojams. Gamtoje gausu skanaus vandens, tačiau jis negali būti grynas, jame yra ištirpusių įvairiausių medžiagų. Vanduo pratekėdamas pro įvairias uolienas prisisotina įvairių mikroelementų. Nuo jų gausos gali priklausyti vandens skoninės savybės. Idėja yra paprasta ir ypač tai svarbu kavinėje, restorane ar netgi būnant namuose, ar ne, tai maistas ir vanduo yra 2 tokie neatsiejami dalykai. Tai pietų metu, vakarienės metu vanduo turi lydėti, ar ne, tai jis kiekvieną dieną jo turi būti daug ir jo turi būti gera. Tai pas mus idėja yra ta pati, mes norime savo žmonėms, savo svečiam, tie, kurie atbėga pas mus, suteikti galimybę ar suteikti ar ne nekainuojančią brangiai galimybę. Ar ne vakarieniauti ir vakarieniauti teisingai, vakarieniauti su stikline vandens. Tai ar tu gertum taurę vyno, ar tu mėgautumeisi patiekalu, vanduo turi būti šalia. Tai dėl to mes nusprendėme, kad vandens nereikia riboti, ar ne, ir vanduo neturi kainuoti 6 litrų mažas buteliukas, ar ne, jo turi būti visada ir mes tiesiog naudojamės tuo vandeniu, kurį gauname iš Vilniaus savivaldybės, iš Vilniaus vandenų, ar ne, ir esame tuo patenkinti. Ir žmonės yra tuo patenkinti. Pradžioje maloniai nustebdavo, kad ateini ir tave pasitinka su stikline vandens, ar ne, dabar tas tampa įprasta ir žmonės pradeda labai maloniai įprasti prie to, ar ne, tai tikiu, kad tas malonus įpratimas turėtų tęstis ir visame Vilniuje. Tai va, skundų kažkokių tai, kad vanduo neskanus, vanduo chloruotas ar ten dar kažko tikrai negauname, mes patys įgeriame, tai tikrai kažkokių kokybinių dalykų iš tokios neprofesionalios pusės, nedarant tyrimų ar kažko, tai tikrai jokių kokybinių nusiskundimų tikrai nėra. Tai žmonėms tas patinka, tai sako, kad skanus, ar ne, tai tuo mes ir džiaugiamės. Nemalonaus skonio vanduo sukelia neigiamas fiziologinės reakcijas, tačiau sveikatai grėsmės tai nekelia. Vandenyje taip pat yra įvairiausių mikroelementų, kurie yra naudingi žmogaus organizmui, taip kaip kalcis, magnis, geležis, kurie dalyvauja žmogaus gyvybinėje veikloje. Vanduo turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Vandenyje neturi būti mikroorganizmų, patogeninių mikroorganizmų, kurie galėtų pakenkti žmogaus organizmui. Taip pat turi būti beskonis, bekvapis ir bespalvis. Ir jame neturi būti toksinių cheminių medžiagų, kurios galėtų pakenkti žmogaus organizmui. Visas šios reikalavimus reglamentuoja 24 Lietuvos higienos norma. Čia yra filtrų valdymo pultas. Viskas valdoma automatiškai, dispečeriniai yra žmogus, kuris prižiūri, yra kompiuterizuota viskas. Taip pat filtrai praplaunami kas 3 paras. Vanduo teka iš viršaus į apačią, o praplovimas su oru ir vandeniu iš apačios į viršų. Resursų planetos taupymo aspektas irgi yra, ar ne? Tai ką reiškia pagaminti ir sufasuoti vandenį. Tai reiškia didelės gamyklas, tai reiškia daug žmonių darbo, tai reiškia daug išteklių naudojimo, ar ne? Daug plastiko naudojimo, ar ne? Kad ir būtų koks jis perdirbtas ar surinktas, vis tiek tame dalyke yra eikvojami ištekliai, ar ne? Tai tą dalyką irgi galima įžvelgti tą aspektą, kad naudodami tiesiog paprastai gerą vandenį, ar ne, iš čiaupo, iš krano, ar ne, mes truputėlį elgiamės šiek tiek atsakingiau ir prieš aplinką, ar ne?
tai tas dalykas irgi yra ir tuo galima džiaugtis, ar ne? Tai gražu, kad būtų pas mus irgi plastikinių butelių surinkimo sistema ar ten stiklinės taros surinkimo sistema, kuri veiktų efektyviai ir kad žinotumėm, kad nusipirkę butelį vandenius mes tikrai galėsime tą vat medžiagą ar ne, tą pakuotę grąžinti ir ji bus efektyviai toliau tame procese panaudota, tai būtų smagu, žinai. To Lietuvoje kol kas dar aš nelabai matau ir tas pradeda vystytis ar ne, pradeda kažkaip tai kirbėti ta mintis visiems ir kažkokie veiksmai yra daromi, tačiau šiuo metu dar tas neveikia. Tai tuo pačiu ir jo, tas paprasto vandens naudojimas iš krano leidžia šiek tiek tai irgi galbūt savo jaustis geriau ar ne, kad pasakyti, kad aš šiek tiek prisidedu prie to dalyko, prie resursų taupimo ar ne, iš tam galbūt mažos pusės, ar ne, galbūt maža dalis ta mano yra, bet kiekvieną dieną aš per to prisidedu. Tai manau, kad yra sveikintinas dalykas. Tai va, ar tai būtų restorane, ar tai būtų namuose pas kažką. Ko mums reikės? Gal yra, bet svarbiausiai čia mums reikės filmuoja. Jeigu jisai pasistatytų štatyvą čia, kur aš stoviu, ir darytų va tuos akmenėlius po vandeniu, bet kaip per juos eina bangos ir putos. Ir va paskui grįžta tos putos, susikryžiuoja, čia pilna yra žaidimo. Kuršių nerija, 2011 m. vasara. Profesorius Vytautas Landsbergis dalyvauja filmo, kuriam pats kadaise parašė scenarijų kūrime. Nebaigtoji sonata – tai kūrinys, kurį Vytautas Landsbergis skyrė kompozitoriui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui atminti. Čia yra pėdsakas, va, kaip užneša ir dar toliau, ir dar truputį užneša. Kai filmavom prie jūros, atrodė, kad nėra gražesnio dalyko kaip jūra. Man buvo be galo smagu dalyvauti. Pastebėti, sugalvoti, siūlyti. Aš džiaugiausi. Aš suprantu, kaip vaikai džiaugiasi, kaip kartais ir suaugę džiaugiasi. Kad ką nors sugalvoja. Arba šokinėja geležėlę radęs. O tu randi tokią negyvą išdžiūvusią žuvį, tik tai kaulas. Ir sakai, o pasisekė. Ne viskas yra tik materializmas. Ta žuvis, kurios nebegali valgyti, svarbesnė. Kai rasi negyvą žuvį, grįžk atgal.
Tūkstančius metų mūsų protėviams aišiams jūra buvo motulė, ramybės, stiprybės ir dvasios šaltinis. Šiandieninėme materialistinėme pasaulyje net ir jūra tapo vartotojiško požiūrio objektu, priemonė ekonominių interesų ir politinių konfliktų laukų. To pasekmė mūsų gintarinė Baltija šiandien yra labiausiai užteršta jūra planetoje, o visai neseniai jos dugnu baigtas tiesti dujotekis, kuris tapo didžiausia povandeninė statyba pasaulyje. Liūdni rekordai telpantis mažytėje Baltijoje. Europos parlamento narys profesorius Vytautas Landsbergis Baltijos jūros problemams skiria ypatingą dėmesį. Jūroje telpa viskas, ir svajonės, ir šiukšlės, o politika nuo kultūros visai neatskirtos. O, žiūrėk, kas čia. Pasižiūrėk, kas čia. Ar čia žmonės pinigus daro? Juk ne tam čia yra padarytos tos skulptūros. Žmonės dar ir džiaugiasi. Nors tai laikinas, saulė ištirpdys, bet gyvenimo džiaugsmas yra būtent toks. Čia kiek žmonių džiaugiasi žiema važinėdami, tai irgi žaidimas. Bet žaidimas yra labai gražu. Mes gyvename. Tai gal mums iš tikrųjų nereikia to vartojimo, kurį mums bruka komercinės, industrinės kažkokios sistemos, kad mums būtinai reikia naujų sezono drabužių, naujų automobilių ir taip toliau. Ir galbūt tik pati gamta gali priminti žmogui, kas iš tikrųjų neša laimę, dovanoja ją. Pamažu atsiranda toks supratimas, arba nedaug žmonių yra, kurie taip supranta, kiti tiesiog yra tokie kraštutiniai. Išeina gyventi gamtoje, vaikus augina kur nors gamtoje, kaime ir mato savo pašaukimą kaip tėvų, kad vaikai auga sveikai ir bus laimingesni negu tie miesto gatvėse besitrindami ar kokias durnas televizijas žiūrėdami nuo ryto iki vakaro. Nu va, žiūrėk, nu ką. Nu va, o šitas, va. Nu, ko jam dar reikia? Ko jam dar reikia? Nu, nieko geriau būti negali. Aš tai norėčiau taip pat ten būti ir toks. Aš jūs norėčiau pakviesti prie šito žuvėdros ir priminti Nidą. Priminti Nidą, kaip mes buvom Nidoje, ir priminti Nidoje vykusi Tomo Mano festivalį, kur vyko jūsų kūrybos vakaras, skirtas jūrai. Čia jūros pas bičiulį Tomą Maną, tai tik apie jūrą ir kalbėti. Jūra yra labai didelis dalykas, labai įvairialypis, labai platus, ne savo geografija, bet prasmėmis. Prasmėmis žmogaus sielai, žmonijos sielai, civilizacijų raidai, visoms mitologijoms, atsiradimo ir taip toliau. Ir gyvybė atsirado, kai Dievo dvasia supleveno virš vandenų. Vanduo senovės baltams buvo šventas, juk mes net savo upėms davėme šventus pavadinimus, tokius kaip šventoji. Vanduo tai gyvybė, juk anot Biblijos dar prieš pasaulio sukūrimą visur buvo vanduo, o virš jo pleveno dvasia. Iš to Dievas sukūrė pasaulį. Mes kiekvienas gimstame iš vandens, išplaukėme iš motinos įsčių. Vadinasi, vanduo esame mes. Tai, kas vyksta dabar planetos mastu, pabrėžia ar patvirtina, kad vanduo, ko gero, viską lemia, juk gyvybė atsirado vandenyje.
Ir kodėl mokslininkai planetose ieško, ar yra koks nors vandens pėdsakas, ar yra kokių nors ledo gabalėlių gelmėje, ten Marso ar panašiai. Tiesa, Marso ašigaliai tokie balti ir pamažėjantys vasarą. Tai irgi prielaidos, o gal jau ir įrodyta, kad kažkiek vandens yra, kuris. Bet visur ieško, ir Mėnulyje ieško vandens. Likučių, ženklų, molekulių. O jeigu vandens, tai ir mikrobo. Ar buvo gyvybė? Tai čia grinai taip iš to, ką mums populiarus mokslas pamėto. Bet vanduo gali ir atkeršyti. Nuo amžių daugelį tautų buvo kuriami mitai ir legendos apie gyvąjį vandenį, kuris atgaivina mirusius ir daro stebuklus. Šiandien vanduo kaip gyvybės vanduo tampa nebe mitu, bet žmonijos išlikimo klausimu. Šiandien daugelį tautų švarus geriamas vanduo tampa retenybė, brangia preke. Mūsų trumparegiška veikla, miškų kirtimas, melioracija, o dabar ir klimato atšilimo padariniai, tirpstantis ledynai, kurių pasėkoje nyksta upės, nebemaitinami jų slėniai, kuriuose gyvena ištroškę žmonės. Lietuvoje skaudžiausia mūsų problema tampa Baltijos jūros likimas. Dar sovietų laikais vienąsyk darė muzikologų konferenciją apie muzikos ir gamtos ryšį. Ir ten jau buvo akumuliuojamos tokios mintis, ką paskui sąjūdyje bandėm skelbti apie dvasios ekologiją. Kad reikia priešintis taršai ne tik tai gamtoje ir mūsų aplinkoje, bet ir žmogaus viduje. Kodėl, prisiminkim, kad ir pasakas, aš atsimenu nuo vaikystės, kažkokias pasakas apie blogą mergaitę ar apie raganą, kuri keikėsi ir jai iš burnos krito rupūžės ir gyvatės. Tai taip ir gali suprasti, tai reiškia, tavyje yra rupūžės ir gyvatės. Keikdamasis tu jas išmeti, bet neišmeti iki galo, galbūt jų dar daugiau veisėsi. Na, o kita vertus esame konkrečiame istorinėme laike, kur labai svarbu, puikiai žinome, 3 pagrindiniai dalykai. Tinklas, vamzdis ir pelnas. Ir esame Europos Sąjungoje, o aš Europos parlamente, kur žmogus išgirsti nuostabių dalykų. Vieną kartą išgirdau, paskelbiant, kad jūra svarbi ekonomiškai. Ir taip ir žagtelėjau. Bet tada surašiau pamąstymą. Jūra svarbi ekonomiškai. Dangus irgi būna svarbus. Mėnulis mažai. Nors ir mainytųsi vis kitoniškai. Žvaigždės visai nesvarbios.
Debesys, jeigu lyja dar, jeigu barbina daržą, bet ne jų nenaudingi skirtingi pavydalai. Gaminti yra ypatingai svarbu. Nebūtinai kokią mintį. O ar vaikščioti vakarais po du, ar jaustis pavasarį šventiškai, palikta nacionaliniai kompetencijai. Vaikai ir tu, Marija, pagelbėkit žmoniją. Vienas iš jūsų eilėraščių, kurį galėjome girdėti kūrybos vakaro metu, buvo pavadinimu Jūra svarbi ekonomiškai. Ar iš tikrųjų Baltijos jūra, mūsų Baltija dabar svarbiausia mums yra ekonominiu požiūriu? Čia yra paradoksas. Čia yra, man norėjusi parodyti nesąmonę, to ekonominio galvojimo apie viską. Kad net jūra, bet tai yra citata, aš tą išgirdau Europos parlamente. Kažkas atsistoja ir pradeda kalbą ir sako, kad jūra svarbi ekonomiškai. Tai gali nukristi. Iki ko jau mes priėjom. Gal tos jūros nereiktų, bet dar iš jos naudą išlūpti kokią galima. Jūs ne vienerius metus intensyviai savo laiką skyrėte kovai prieš dujų vamzdį Nord Stream, kuris dabar jau pradėjo savo darbą. Ar sunki buvo ta kova? Ir kokia yra realiai situacija? Jūs žinote faktus, jūs žinote užterštumo lygį Baltijos. Ji juk mirštanti jūra vadinama. Taip, mes apie tai ir žinojom ir iš konferencijų, kurios buvo rengiamos. Ir tame pačiame Europos parlamente buvo priimta labai svarbi rezoliucija, į kurią paskui tie statytojai nekreipė jokio dėmesio. Ir net pats Europos parlamentas kapituliavo, nereikalavo atsakyti, kodėl nekreipiama dėmesio į visos Europos balsą. Todėl, kad dideli interesai. Jūs didžiąją dalį dabar savo laiko praleidžiate ne Lietuvoje, Europos parlamente. Jūs iš arti matote ekonominę krizę, kuri dabar purto visą Europą, tiek Graikiją, Ispaniją. Ar tai yra to gyvenimo pasekmė? Tikrai taip, aš apie tai ir ten kalbu ir nelabai kas ir ginčijasi, nors dažniausiai akcentuoja kitus dalykus. Kaip vėl pradėti gaminti? Kaip vėl pradėti daugiau gaminti, atgaivinti ekonomiką, kada reikalingos investicijos, reikia pinigų, tų pinigų niekas nebeskolina ir ratas susidaro, bet tai iš pat pradžių yra neteisinga pažiūra. Ir aš sakau, kad yra prieitas toks liepto galas, kur žmonija, ar bent jau vakarietiška civilizacija, turėtų savyje suvokti savo klaidas. Nes šita krizė, kurią vadina čia pinigų, bankų, monetarinė, skolų krizė, yra iš tikrųjų moralinė krizė. Beprasmybė. Tas trumpo žmogaus gyvenimas. Trumpas žmogus, jam reikėjo pasipelnyti, jam reikėjo pasididžiuoti, kiek aš čia daug visko turiu. Dvigubai daugiau negu uždirbu, bet galima į skolą turėti ir apsigaudinėti, kad čia jau aš turiu. O paskui tikrovė pasirodo kitokia. Vartotojiškas požiūris į jūrą dar labiau atspindi žmonijos degradaciją negu toks pat į žemę ir miškus. Užnualintą žemę iškirstus didžiuosius miškus gamta atkeršija dykumomis. Jūra siunčia pavojus pranešimus kitaip. Tai kolektyvinės banginių savižudybės, tai ramiajame vandenyne plūduriuojanti Europos dydžio šiukšlių sala, tai dykvietės be gyvybės mūsų Baltijos dugne. Tuose dideliuose plotuose nebėra nei augmenijos, nei gyvūnijos. Ir tie plotai tik plinta, nemažėja, perspėdami apie būsimą viso Baltijos dugno dykumą.
kuo ne mirties kultūra, apie kurią prabilo, apeliuodamas į žmonijos protą Jonas Paulius II. Kodėl Baltija miršta? Kodėl jinai viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje? Baltija yra labai sekli ir toli nuo vandenyno. Tai taip jau duota. Ir jos vanduo atsinaujina, išsiskalauja ten ar ne per 50 metų tik tai. O teršimas yra nuolatinis. Teršimas yra dėl žmogaus veiklos ir dėl žemdirbystės, kuri vartoja pernelyg daug trąšų ir tos trąšos su vandenimis nueina į upes ir jūrą. Jos nėra augalų sunaudojamos. Buvo, nebuvo kažkas, gyvena, negyvena. Bet didelis dalykas tai lieka, amžinas tai yra čia. Ta molberta atsinešė ir nusinešė. O šitą nenusinešė, tai nebent čia.
Baltijos jūra skalauja 9 pramoninių valstybių krantus. Juose gyvena 85 milijonai gyventojų. Jie įteka apie 200 upių. Taigi kalbėti apie tai, kad tarša vyksta tik tai paplūdimyje, tai būtų naivu. Tarša ateina iš žemyno pusės, iš sausumos, netgi 80% visos taršos atkeliauja iš sausumos. Tai yra paskaičiuota. Tokie skaičiai nėra vieninteliai, kurie iliustruoja taršą Baltijos jūroje. Sakykime, neseniai bendromis iniciatyvomis su Švedijos ir Vokietijos mokslininkais yra paskaičiuota vienas iš taršos šaltinių, tai yra tinklai, žvejybiniai tinklai, kurie pametami jūroje, prarasti tinklai. Sunku patikėti, kad net 18 kartų tinklų ilgis didesnis negu atstumas tarp šiaurinio ir pietinio Baltijos jūros krašto. Tie pamesti tinklai, jie toliau dirba, jie žvejoja daugiausiai menkes, nes tai yra pietų Baltijos krantuose daugiausia tinklų randama. Praėjusiais metais Lenkija savo teritorinius vandenis specialių įrenginių išvalė ir suskaičiavo 5 tonas žvejybinių tinklų. Jas patenka ne tik tai žuvis, menkės, skumbrės, bet ir vandens paukščiai, kai kurie jų saugomi valstybės. Šiais metais planuojama valyti Lietuvos priekrantės. Tai Klaipėdos universiteto Baltijos aplinkos tyrimų institutas atlieka mokslinį tyrimą darbą ir apie taršą jūroje ir būtent dalyvaus kartu su partneriais tame valymo procese. Bet šios iniciatyvos nėra vienintelės. Apsijungiant su Slovenijos ir Chorvatijos partneriais, mokslo ir verslo partneriais, Klaipėdos mokslo technologijų parkas rengia bendrus veiksmus planus, kaip valyti Viduržemio jūrą ir Baltijos jūrą, kaip palyginti taršą ir sprendimus priimamus ir jų veiksmingumą Viduržemio jūrai ir Baltijos jūrai. Taigi yra pamestų tinklų atveju, yra ieškomi tokie sprendimai, kaip tą ilgalaikį poveikį padaryti, kaip sukuriamas yra magnetiniai intarpai į tinklus. Kad jeigu tinklas yra jau nebenaudojamas, jisai yra pametamas jūroje, tokiu būdu magneto pagalba jisai susisuka į kamuoliuką ir nugrimsta dugne. Tokiu būdu jis toliau nebegaudo ir po to jau apaugas dugno augmenija ir nebekelia pavojaus. Turime didžiulį turtą, jūrą ir kaip turime rūpintis to jūros vandeniu. Noriu pastebėti, kad vakarų Lietuva yra išskirtinė dar ir tuo, kad turi ir geoterminio vandens. Geoterminis vanduo tai yra žemės gelmių sušildytas vanduo. Mes šitą vandenį naudojame šiuo metu energetikoje, būtent patalpų šildymui. Labai giliuose gręžiniuose, kilometro gylio, 2 kilometrų gylyje
tų gręžinių dugnuose mes pasiekėme vandenį, kuris yra šiltas arba netgi karštas, 38 laipsnių temperatūros vandenį. Tai yra labai didelis resursas. Ir, kaip minėjau, jis yra vakarų Lietuvoje, jo ribos siekia netgi Šiaulius, Telšius, Jurbarką. Kitur Lietuvoje pasižiūrėjus, vanduo yra 10–15 laipsnių tik tai šilumos. O kodėl čia toksai šiltas yra tas vanduo? Būtent dėl to, kad gręžiniai yra išgręžti vakarų Lietuvos geoterminėje anomalijoje. Šiaip jeigu kalbėti apie to vandens naudojimą energetikoje, šildymui, tai turime pabrėžti, kad tai yra labai švari technologija. Šitas vanduo pakeltas iš žemės gelmių, jis neturi jokio sąlyčio su aplinka, su atmosfera, jis vamzdžiais pakyla ir vamzdžiais grįžta atgal į tą patį sluoksnį. Balneologijai naudojant tokį vandenį, tai galima irgi įsivaizduoti, kad tas vanduo yra pakilęs iš sluoksnių, kurie susiformavę prieš maždaug 350 milijonų metų. Tai tokio amžiaus savybės jisai ir gali perteikti mums. Šitas vanduo yra ypatingas ne tik savo šiluma, kurią naudodami mes mažiau deginame dujų, mazuto. Tie produktai, kaip girdėjome, irgi teršia aplinką, jūros vandenį tuo pačiu. Šitas vanduo yra ypatingas dar ir tuo, kad turi daug mineralinių medžiagų. Įsivaizduokite, viename litre geoterminio vandens yra ištirpę vos ne 100 gramų druskos. Tai 3 kart mažiau negu negyvosios jūros vandenyje. Tačiau pagal sudėtį tai irgi yra labai artimas tam. O kaip žinome, daugelis žmonių važiuoja prie negyvosios jūros tam, kad pasigydytų tokias ligas kaip žvynelinė, kitas odos ligas. Lyginant Baltijos jūrą ir Viduržemio jūrą, galbūt tos plaukiojančios taršos objektai, kurie dažniausiai paskui susirenka priekrantėse, nėra tiek pastebimi, kiek Viduržemio jūroje. Ten yra daug didesnė problema, todėl ir iniciatyva kilo iš to regiono, bet testavimas vyksta ir Baltijos jūros baseine. Kalbant apie kitokias taršą, dažniau buvo turbūt minima apie ten radionuklidų taršą, apie kanalizuojamų vandenų, pesticidų, fosforo junginių atkeliaujančių naudojant neekologiškas valymo priemonės, bet ir apie naftos. Dažniausia tarša yra ne tik iš gręžinių, bet ir iš laivų. Tai yra plaunant tuos laivus su balastiniais vandenimis, ta tarša patenka į jūrą. Kitas sprendimas yra ieškojimas paviršinės taršos surinkimo. Tai yra ta tarša atsiranda atplaukia jau ir iš poilsiautojų, jachtų, kruizinių laivų, išmetamos įvairios šiukšlės, sakykime, ir stiklo buteliai, kurie jūroje suyra, jam reikia milijono metų. Tinklas, kuris pamestas žvejybinis tinklas, jam suirti reikia 600 metų. Plastikinis butelys išmestas per bortą suyra per 450 metų. Plastikinis maišelis priekybinis arba maisto pakuotė eilinė, kuri labai dažna, per 10–20 metų. Tarkime, yra toks vandens puodelis plastikinis, jis suyra per 50 metų. Ką daryti? Kokius sprendimus priimti? Taigi vėlgi tiek mokslo, tiek verslo atstovai susėdę prie vieno stalo, sprendžia šiuos klausimus ir apsijungia į Marine Clean projektą, finansuojama ekoinovacijų programos, kuria naujus pakuotės. Tai yra jūroje, būtent jūroje, jūros aplinkoje, ne dirvožemyje, biodegraduojančias plastiko maišelius. Tai yra pakuotės, kurios patekusios į jūros aplinką, veikiamos tos aplinkos, sunyksta. Galime būti labai dideliais Baltijos jūros aplinkos saugotojais ir puoselėtojais.
Paprasčiausiais žingsniais galima sumažinti jo taršą. Yra paskaičiuota, kad iš 5 kg išmetamų šiukšlių 1 kg nukeliauja iki vandenyno, ne tik iki upės artimiausios. Sakykime, naudojant skalbimo miltelius, pasirenkant valymo priemonės buityje, naudojant tas priemonės, kuriuose nėra fosfatų, mes mažiname vandens taršą. Nes tai yra nutekamieji vandenys, kurie keliauja upę, atkeliauja į jūrą, iš jūros į vandenyną ir tolyn. Kita vertus, jeigu mes neplausime mašinos prie upelio gražaus, taip pat sumažinsime taršą. Taigi kiekvienas žingsnis, jeigu mes rūšiuosime savo šiukšlės, tai vėlgi mažinsime taršą. Ne tik tai sausumos taršą, bet ir jūros taršą.